Lietuvoje išties daug upių ir ežerų, o savo geriamo vandens gausa mes išties išsiskiriame pasaulio ar kitų Europos šalių fone. Tačiau mes visi privalome žinoti, kokį vandenį gerti tinka, o kokio gerti negalima. Kodėl reikia naudoti filtrus ir kokie gali būti vandens priedai ir kaip jie veikia mūsų sveikatą. Tad į šiuos klausimus ir bandome atsakyti šiuo siužetu. Vanduo visko pradžių pradžia. Vanduo visada reiškia gyvybę ir mirtį. Vandens simbolis sutinkamas visose religijose. Vanduo simbolizuoja chaosą ir harmoniją, nukelia mus į kūrinijos pradžią. Kartu tai jaunatvės šaltinio įvaizdis siejamas su moteriškumu, tamsia pasąmonės gelme, dvasiniu vaisingumu. Žmogus nevalgęs gali išgyventi 40 parų, tačiau negėręs jis numirs 8 parą. Deja, bet ketvirtadalis visos pasaulio populiacijos neturi švaraus geriamojo vandens. Laimiai, Lietuva gali džiaugtis turinti itin kokybišką geriamąjį vandenį. Turim pasidžiaugti, nes Lietuvoje geriamą vandenį geriame požeminį. Tai tuo tarpu kitose ES šalyse, jau nekalbant apie Afrikos šalis, Azijos šalis, gėrimai yra naudojamas ir paviršinis vanduo. Net ES tik 3 šalys gėrimų vartoja požeminį vandenį. Iš ES valstybių tokių požeminių vandenių be Lietuvos gali džiaugtis Austrija ir Danija. Kitose šalyse gėrimui naudojamas vanduo papildomas ežerų, upių, o kai kur ir nudruskintų jūrų vandenių. Požeminis vanduo jisai yra geriau apsaugotas nuo taršos. Viešajam tiekimui naudojamas giluminiai vandens sluoksniai, kurie ypač gerai apsaugoti ir tiek nuo mikrobinės taršos, tiek nuo cheminės taršos, todėl ir mažiau yra valomi. O kada mažiau valomi, tada mažiau patenka tų antrinių junginių, kurie susidaro valymo dezinfekcijos metu. Kaimų užaugę ar vasaromis ten atostogas leidę dažnai sako, kad jiems pats skaniausias šulinio vanduo. Tačiau retas, kuris susimąsto, ar tokį vandenį iš tikrųjų saugu gerti. Šuliniuose yra irgi požeminis vanduo, bet tai yra pats pirmas tas sluoksnis paviršinis vanduo, yra gruntinis vanduo. Tai būtent šitas vanduo yra, jo kokybė nėra gera. Ir mūsų tarnyba kiekvienais metais atlieka tyrimus. Ir, pavyzdžiui, praeitais metais yra ištirta apie 600 šulinių, čia yra visoje Lietuvoje tirta. Ir iš tų tyrimų rezultatų duomenys tokie, sakyčiau, tikrai nedžiuginantis, nes iš 10 šulinių 6 šuliniai užteršti mikrobiologiškai, o 4 chemiškai. Tai yra azoto junginiais daugiausiai. Azoto junginiai tai labai priklauso nuo to, kas geria tą vandenį ir nuo to, koks kiekis tų azoto junginių yra. Jeigu tai yra mažai viršijama, tai vienoks būtų poveikis, jeigu daugiau, tai jau tai yra didesnės problemos. Ir dėl vartotojų grupių tai ypač yra pavojinga šulinių vanduo, kuriame yra padidintas nitratų kiekis, yra naudoti kūdikių maistui, kūdikių ir mažų vaikų maistui. Tai būtent dėl to yra atliekami tyrimai tiek visuomenės sveikatos centrų, tiek mūsų tarnyba pagal pageidavimą, sakytum, seniūnijų atlieka ten tyrimus, kur yra mažų vaikų, kūdikių, nes būtent per didelis nitratų kiekis jisai yra tiesiog sukelia tokį vadinamąjį deguonies badą ir tiesiog gali kūdikis uždusti, jeigu yra būtent šitų junginių per daug. Taip pat nitratai yra pavojingi vyresnio amžiaus žmonėms, kurie serga lėtinėmis medžiagomis, nes organizme nitratai jungiasi su baltymais ir virsta nitrozaminais, kurie yra kaip kancerogeniniai junginiai. Ar tikrai būtina gerti tik virintą vandenį? Jeigu kalbėti apie viešai tiekiamą vandenį, tai tas vanduo, kurio kokybė yra kontroliuojamas, tai yra būtent didžiųjų vandens tiekėjų vanduo. Tai tą vandenį, geriamąjį vandenį galima gerti ir nevirintą iš krano. Dabar yra labai gerai apsaugotas, tai yra požeminis vanduo, labai yra gerai apsaugotas nuo mikrobinės taršos, o jeigu yra kažkokie, tai sakytum, ar vasara, kokia avarija, ar ką, tai tada vandens tiekėjai vandenį dezinfekuoja.
Tai būtent dėl to ir galima gerti nevirintą. Ta vanduo, kuris yra tiekiamas iš labai mažų vandenviečių, kur ten parpaininkų ar fizinių asmenų grupės vandentiekiai ir ten, kur yra nepakankamai tyrimų, tai vis dėlto nevirintą gerti rizikinga. O kaip yra dėl šaltinio vandens, juk dažnas specialiai didelėmis talpomis vežasi į namus ir jį vartoja? Dėl šaltinio vandens tai čia tokia ir taip, ir ne, sakyčiau, ir galima, ir nelabai, nes vis dėlto nėra dažnai jisai tikrinamas, sakytum, šaltinio vanduo. Ir šaltinio vandenį atsako šeimininkas. Šiuo atveju, pavyzdžiui, kai Vilnių, tai Vilniaus savivaldybė. Tačiau, kad patikrinta vanduo, sakytum, vieną kartą patikrino į metus, dar nieko nereiškia, nes ta aplinka, kurioje teka šaltinis, jinai nėra saugoma. Tai jeigu yra, sakytum, vanduo yra labai arti paviršiaus, tai, niekas negali pasakyti, kada gali būti kažkas užteršta, ar kažkas išpilta, sakytum, ten kažkur netoli. Būtent, bet tuo atveju, kai yra šaltinis jau čia pabaigoje yra pačiam paviršiui. Jeigu jisai giliau, sakytum, teka, tai jisai, yra pakankamai apsaugotas. Viena didžiausių ir dažniausiai vartotojus jaudinančių problemų – vandens kietumas, kitaip kalkis. Rodos nusipirkai naują arbatinuką, o jis jau spėjo apkalkėti. Tai dar, sakytum, viena vandens savybė, tai vandens kietumas būtų ir dėl vandenyje esančių mineralinių medžiagų, ypač kalcio, magnio druskų, vanduo yra, tai vadiname, kietas. Tai yra, reikia daugiau muilo skalbiant, arba kaip jūs minėjot, arbatinuko sienelės apkalkėja. Tačiau ši vandens savybė nėra reglamentuota ir nėra jokių rekomendacinių normų, nes, sakytum, tas vandens kietumas žmogaus sveikatai jokio poveikio žalingo nedaro. Tai tiesiog vanduo minkštinamas tik tai, kad tai būtų, skaidresnis, gražesnis, kad būtų patogiau jį naudoti. Didesnė nei kalkis problema – rudas vanduo, kitaip geležies perteklius geriamajame vandenyje. Geležis tai yra Lietuvos požeminio vandens, sakytum, problema, bet tai yra, geriamo vandens kokybės problema ir jinai tiesioginio poveikio sveikatai nedaro. Tai tiesiog yra nepriimtinas skonis, spalva, kvapas atsiranda ir toks, nepatogumas buityje būtent ir dėl to rudo vandens. Tai ta ruda spalva, tai yra rusvas atspalvis, rodo, kad yra geležies, o jeigu juodas atspalvis, tai yra mangano per daug. Šiuo atveju didieji vandens tiekėjai yra praktiškai visi pasistatę vandens gerinimo įrenginius ir geležis yra pašalinama iš požeminio vandens. Tačiau jeigu yra maži vandentiekiai, tai kai kur dar, aišku, tų filtrų nėra ir gauname tą vandenį su padidintų geležies kiekiu. Be to, geležies kiekis padidėja ir tiekiant vandenį vamzdynais, kurio geležis nusėda ir jeigu tik tai ant vamzdžio sienelių, tik tai jeigu didesnis spaudimas ar tiekėjimo kryptis ten pasikeičia, tai iš karto tada gyventojai gauna rudą, tokį tamsų vandenį. Bet čia karšta arbata, žinok, yra nelies. Laimiai, toks vanduo anot specialistų dėl savo skonio, kvapo ir spalvos tik atrodo pavojingai, tačiau sveikatai jis nekenkia. Jeigu jūs turite šią problemą, tuomet patariama kreiptis į maisto ir veterinarijos tarnybą arba geriamo vandens tiekėjus, kurie gali pastatyti geležies šalinimo įrenginius. Bet iš esmės mes, lietuviai, nors ir esame pratę dėl visko dejuoti ir skųstis, bent jau geriamo vandens kokybę turėtume džiaugtis, nes jis, anot specialistų, ir skanus, ir kokybiškas.